Aha, čia nieko gero. Galim pakirsti medžiagą. O nustoja lyti. Gerai. Ne, tik pasivaideno, kad nustoja lyti. Reikia kiaulienos. Pasiruošim iš karto dungeonams. Dažniausiai iš vandens patogiausiai išlipti paspaudus space'ą. Arba tiesiog kai plaukiat, tai greičiau plaukiasi su space'u. Aišku, greičiausiai tai su valtim. Bet iki valties, tai dar, manau, neapsimoka daryti jos. Kažkur aš tai aukštę. Ai, nelyja po medžiais, todėl taip pasakiau, kodėl man vaidenasi. Čia kaip ir daug kazų, tai turėtų būti vilkas kur nors netoli. Tai jeigu turėtume kaulų, galėtume prisiviliuoti. Ir jie visada būna, bet šitą anksti rytais ir vėlai vakarais. Ir jų būna nuo 1 iki 16, atrodo, vienoje kaimenėje. Jo, taip, arba būry, kaip kam patogiau. Labiausiai, ko nemėgstu, kai sulagina ir kai eini į kokį dungeoną. Ir dažniausiai taip lagina, kai atsidaro naujas mapas, tada, kaip matot, pas mūsų chunks, čia kaip kairiai pusėje viršų chunk updates, tai iš karto jų pasidaro daugiau, nes iš karto daugiau apdoroja, didesnį plotą, bet būna lagas. Aha, čia kol kas nieko gero. Ir kai jūs šiaip patarimas, kai keliaujate kur nors, tai visada turėkite kompasą. Kompasą pasidarote, atrodo, iš aukso. Ir per vidurį įdėjus redstone ir būna dar iš irono, ne, palauk. Vienas rodo, laikrodis pasidaromas, taip, o jeigu auksą pakeisite į ironą, tai pasidarys kompasas, jo. Taip atrodo. Va, vėl nebloga vieta būtų namui, bet kol kas to nedarysim, turbūt. Aha. Čia va dar vienas urvas. Kol kas tuščias. Gerai, grįžtam atgal turbūt. Žinau, pratęsim video tada gal. Kol kas nieko gero nematau. Dar ką nors prisiminčiau pasakyti. Ai, namą, jeigu dabar iš pradžių tokia bus laikina buveinė, kur lovą galim pernakvot naktį praleisti toj pačioj, kur dabar matėt, kur tvarkiausi. Paskui pasidarysim po vandeniu viską, bet jau reikės darytis prie kokio urvo, kur yra labai gilu. Čia va yra ganėtinai gilu, tai gal šitam, klėjaus turi. Jį dažniausiai labai sunku rasti ir jų būna iškart, matot, iš vieno bloko 4. Ir vėl, kad norėt padaryti tokį vieną bloką, kuris ganėtinai gražiai atrodo, reikia visų 4 dėti į liejyklą, į tą mūsų furnace, kurį išsilies. Girdžiu orą. Čia kaip matot, po apačia yra kažkoks dungeonas. Tai va. Visada, kai einat kur nors į dungeoną, tai pasistengkit turėti kibirą, bent dažniausiai ir su vandeniu. O jau leidžiasi saulė. Bėgam. Visada turėkite kibirą su vandeniu, nes gali netikėtai užsidegti. Žiūrėm, kiek toli nukeliavom. Būtinai kokie skeletonai dar pakeliui atsiras, tai galiu dar ir mirti, bet kaip nors. Vieną paėmė. O čia daug kiaulių, bet reikia eiti link būdos. Nes, kaip sakiau, jinai labai greitai slepiasi. Dar pasidarysim lovą.
Matot, tiesiog ką tik buvo dar, atrodo, zenite, dabar jinai visai to nesimatys jos. Aišku, kažkas sakė, kad pastebėjimą, kad duris neteisingai dėjau. Jo, iš tikrųjų reikėtų dėti ją iš lauko pusės, tada galėsite atidarę duris dar ir daužyti kokį monstrą. Tai va, dabar pasiemam, kaip lova daroma. Turim gerai medienos, turim. Vilną sudedam į viršutinius 3 arba į vidurinius 3. Ir sudedam taip, gaunam lovą. Ir mes jas galim persimti. Tai yra pirmą eilutę į šitą ir medieną sudedam čia. Gausim tą pačią lovą. Tai va, lovą pasidarėm. Fūdo biškai turim, reiks dar įsikepti. Ir kaip manau, jau pirmos 10 minučių praėjo. Tai gali tekti ir baigti video, turbūt. Dar palaukite. Patarimai bus dar dėl sienų ir dėl lovos dėjimo. Ką pastebėjau per savo žaidimą, tai ir iš tikrųjų yra tai net aprašyta forumuose kuriuose, kad jeigu lova dedama toje vietoje, kur yra nedviguba siena arba kur yra plonesnė negu dviguba siena, tai dažniausiai atsiranda ten koks zombis bemiega. Taigi dažnai tenka kovoti arba būti pasiruošusiam, kad susitikti su tuo padaru. Todėl patarčiau, jeigu darote kur nors tenai oloje buveinę, tai jau darykite tą storesnę pusę, o ne į lauko pusę. Ir dar vienas pastebėjimas mano, tai kai stiklinės sienos. Aš buvau, kaip matėt, prie tam pasaulį pasidaręs stiklinį tokį kaip šiltnamį ir buvau grinai prie pat sienos stiklo pasidaręs lovą. Ir kaip nekeista, kaip tik eidavau miegoti arba, kad pratempti naktį, tai visada sutikdavau kokį zombį ar skeletoną, net vieną kartą buvo creeperis atsiradęs, bet ačiū Dievui, kad aš jo ten per daug neužlaikiau, tai būtų vos ne visą namą išnešęs dar tuo laiku. Tuo metu. Va, iš klėjaus tuoj padarysim vieną bloką, to žiūrėsim, man rodos, 4 reikia. O ne, žiūrėkit, vieną. Ai, reikės 4 bricks, jo, 4 bricks reiks. Iš jų daromas plytos, iš plytų, paskui ten tos kaladės, tos vadinamos. Gerai, tegul darosi plytos. Dar įdėsim šiek tiek medienos. Reiks dar medžiai pakapoti, taigi. Lovą kaip ir turim. Mėsos turim. Ai, dar kaip galima greitai pasidėti, tai laikant shift ir padedant į banką. Laikot shift ir padedant į banką. Ir greit pasideda. Kažkas dar su altu kažką šnekėjo, bet kažkaip man tas neveikia. Ir abejoju, ir su altu eina. Taigi, pasėdam dabar lovą. Lovas yra dedamas, jeigu dėsiu aš ties šituo kvadratu, tai pasidės va šitaip. Jeigu aš dėsiu atsistojęs va čia ir va taip, tai lova šitaip pasidės. Net nežinau kaip geriau, bet manau šitaip reikia. Ką padarysiu lauke, prie lauko esam, bet nieko. Nu ką, vėl baigiu dieną, su jumis buvo Mr. Distro ir iki sekančio susitikimo. Iki.